Sveiki, mėlyjei. Norėtųsi jums greitakalbę pristatyti, kadangi norisi trumpai ir aiškiai pristatyti štai šitą tikrai naudingą agregatą. Tai yra kalnų slidinėjimo simuliatorius, kurį jūs galite naudoti absoliučiai visom sąlygom. Namie, garaže, pas kaimyną laisvose patalpose, galiausiai kaip ir šiuo atveju ofise. Mes susimontuojam, treniruojam ir jie iškeliauja pas klientus, nuomotis, treniruotis, ruošti sezonui. Kaip ir šiuo atveju, greituoju būdu pristatom naujai surinktą, kuris tuoj pat išvažiuos. Įsivaizduokim situaciją. Rytas, atėjote į ofisą, išgėrėt savo, kas alaus bokalą, o kas teisingos arbatos. Dar visas apsimiegojęs, bet jau galite likti ir padaryti lengvus apšilimus šito prietaiso pagalba. Pirmas dalykas, galimybės yra dvi. Stacionarus laikiklis, į kurį gali remtis ir turėti tam tikrą pagalbą tiek vaikai, tiek moteris, tiek pradedantieji, tiek ir tie patys profesionalai arba jau pažengę vienaip ar kitaip. Tai reiškia, iš pradžių galima tiesiog labai lengvai įvesti kojytės, šildyti organizmą ir tai gali daryti bet kokio svorio žmogus arba bet kokio fizinio pasiruošimo žmogus, kadangi judančios platformos yra reguliuojamos gumomis, atotampomis ir jas per 10-12 sekundžių galima labai lengvai pakeisti, pridėti arba atimti, apsunkinti apkrovas arba jas pamažinti. Priklausomai nuo jūsų svorio, atitinkamai jūs galite padaryti nuo vidutinio dinaminio diapazono, vidutinio švitavimo pratimų, labai smulkių, jeigu norite modeliuoti slalomą ar kitus slidinėjimo stilius arba rūšis, iki didelių apkrovų ir netgi su užlaikymu, modeliuojant posūkio eigą, apkraunant raumenis, juos įtempiant ir taip toliau. Lygiai taip pat jūs galite tai atlikti šitą dalim. Lygiai taip pat tiesiog greituoju būdu aš jums galiu parodyti, kaip jūs ofise galite keisti pozicijas, kiek tik tai norit. Užtenka jums turėti grubiai ofisiuko paslaptis. Užtenka jums turėti grubiai nepilnus 2 metrus pločio ir pusmetriuką storio, įvardinkim taip, ir jūs galite turėti viską, kas jums tik patogu. Dinaminė pozicija su slidinėjimo lazdom, kurios lygiai taip pat teleskopiniu būdu reguliuojasi, galima ofise pritaikyti bet kokio ūgio žmogui, tiek moteriai, tiek vyrai. Ir pratimai, dinamika, atidirbimas, kūno įvedimas ir galiausiai nuostabus pasiruošimas kalnų slidinėjimui ir sezonui. Dėkui jums, Robinsonada. Mes jų turim daug. Galite ateit, nusipirkti, įsinuomoti, pabandyti, apmokymai taip pat vyksta. Sėkmės kalnuose!